Gerai, sveiki mėlėjai, šiandien su nauju aparatu. Šiandien tokį padarysiu trumpą video apie stabdymą ir kaip pajudėti iš vietos, nes tikrai būna dažna problema naujokam, ar ne? Šiandien pamatysime su Honda. Honda turi visus trekšinus, antivylius, engine brakingus ir panašiai. Aš, sakykime, viską išjungiau tam, kad pavyktų jums parodyti, kokios būna situacijos. Tai dabar pravažiuosiu pabandymui ir gal pavažiuodamas papasakosiu, ką darau. Ir dar nepasakau, bet įsigijau operatorių, kuris mane šiandien filmuos. Tai sėdu, važiuoju. Tikiu, kad mane dabar matot ir girdit, tai noriu tik parodyti, kaip greitai galima su motociklu sustabdyti. Pabandysiu įsibėgėti, kiek eina iki jūsų ir sustosiu, kiek greitai įmanoma. Sąlyginai greitai, tik šibiški oras šaltas, gan slysta padangos, tai bandysiu dar kartą. Gerai, parlėkiu, šaunu dugną ir abu stabdžius ir stanką paminu. Šiek tiek pakilo galas, bet neblogai. Padarysiu iš naujo, nes nebuvau išjungęs trekšino. Dabar visiškai nunulinau, tikėkimės nepaslysim, ne? Gerai, dabar parodysiu, kaip galima stabdyti, kad kiltų galas įsivaizdavimui. Šiaip visgi šitam mocui visai neina išjungti ABS, tai negaliu realiai parodyti, kaip gali kilti galas. Tai principas stabdymo yra toks, kad negali tu staigiai stabdyti, tu turi švelniai, nes kai tu švelniai spaudi stabdį, sueina šakės, tavo padanga galinė priekinė prisispaudžia padangą, to pasakoje jinai labai sukimba su asfaltu. Tai jeigu spaudžiate greitai, padanga nespėja subliūkšti, pavadinkime taip, ir sukibti su asfaltu. Tai kad to nebūtų, reikia daryti viską švelniai. Dabar parodysiu, žiūrėkit, dabar paspaudžiau staigiai, blogai, reikia ant įtampos. Matot, kiek susispaudžia šakės? Dabar parodysiu du pavyzdžius, staigiai spaudimą ir lėtą spaudimą. Dabar greitas spaudimas. Sakykime, nepraslydo padanga, pasisekė, nes naujos padangos, bet jeigu būtų senesnės padangos, tikriausiai būtų padanga, jeigu ABS neturite. Dabar parodysiu, kai tai viskas vyksta. Tai ir stipriai. O reikia po lėto, bet labai stipriai. Nežinau, kaip čia paaiškinti. Reikėtų nestaigiai spausti stabdžių rankenėlę, o spausti stipriai, bet po biškį. Ir pajausit, kaip susileidžia priekis, kaip jūsų padanga sukimba su asfaltu ir kaip jūs turite didesnį sukibimą ir didesnę kontrolę. Nes jeigu paspausit staigiai stabdį, padanga gali nesukibti, net ir geriausia padanga gali nesukibti nuo per staigaus stabdymo, nes nebus nei šakė susėdusi, nei padanga sukibusi iki galo su asfaltu. Tai kad to nebūtų, viską darykite švelniai. Kitas dalykas yra apie galinį stabdį. Kaip pajausti galinį stabdį? Kadangi šitas mocas vis dėlto turi ABS ir jo negaliu išjungti, nenoriu čia laužyti, tai kad pajaus galinį stabdymą yra labai lengvas pratimas. Tai reikėtų važiuoti, įsirinkit saugų tiesią kelią, vat kaip čia. Važiuojat, spaudžiat stabdį galinį tiek, kad ratas šiek tiek pračiuoštų. Ir jūs turėtumėte išmokti valdyti galinį stabdį tiek, kad visada nuspaustumėte jį iki to slydimo. Tai tada jis realiai dirbs pilnu pajėgumu, kol neveikia ABS, jeigu jūsų motociklas turi ABS. Jeigu neturi ABS, tai jums reikėtų su motociklu stabdyti tiek, kad galinis ratas nepračiuoštų. Šiaip galinį ratą pračiuošti yra labai lengva, priekinį šiek tiek sunkiau, bet realiai tiesioji, jeigu padangos geros, su priekiu turėtumėte stabdyti tiek, kad jums atrodytų, kad jau kyla galas, o gal net iš tikrųjų pakyla, o su galiniu stabdžiu turėtumėte statyti tiek, kad jūsų galinis ratas neužsiblokuotų, tai yra nepraslyst. Tuoj pabandysiu parodyti su šituo mocu stabdymą iki ABS-o ir pabandysiu su ABS-u. Pažiūrėsim, ar bus skirtumas. Važiuojam. Dabar stabdysiu su galiniu ratu tiek, kad nepračiuoštų. Stabdau, pat nečiuožia, viskas gerai. Dabar parodysiu, kaip pračiuožia. Dabar užspaudęs tiek, kad čiuožia. Nežinau, ar matus ar ne, bet ABS veikia. Tai čia yra jau per daug. Dabar prieis mano operatorė prie manęs
ir parodys vaizdą į rankenėlę. Tai stabdyme dažniausiai visi naujokai šiaip su pastebėjęs, regitroj, man atrodo, net nemoko, kad reikėtų laikyti 2 pirštus. Net Alpine Staras turi padaręs pirštų sujungimą, kad realiai tie 2 pirštai būtų laisvi. Tai rankos laikymas, kaip ir minėjau, prie tos video labai svarbus. Laikom, neįsikibom su visom rankom, stabdį irgi spaudžiam su 2 pirštais, arba bent jau su 3, jeigu rankelė silpna, jeigu jūsų ranka tikrai stipriai galite bandyti ir su 1. Bet realiai iš praktikos galiu pasakyti, kad 2 pirštai yra patogiausi, nes kodėl? Su 2 pirštais aš laikau gazo rankenėlę ir ją kontroliuoju. Su 2 pirštais laikau stabdį ir jį kontroliuoju. Aš galiu daryti 2 judesius vienu metu. Jeigu aš laikau su visais pirštais rankenėlę ir užspaudžiu stabdį, aš jau garso nebepavaldau. Matot? Aš realiai nebegaliu, nes tai yra užfiksuota. Dabar, jeigu su 2 pirštais, aš galiu ir gazą reguliuoti, ir stabdį. Realiai, jeigu norėsiu rolling burnoutint arba išeit saulės, tai be šitų 2 pirštų bus sunkoka. Tai čia toks pastebėjimas. Dėl stabdymo. Kaip reikia greitai stabdyti? Vėlgi, žiūrime į rankenėlę. Apie ką minėjau. Nereikia spausti taip stabdį. Reikia spausti švelniai, bet stipriai. Turit jausti savo motociklo ribas. Spaudžiam švelniai, bet stipriai. Jokių būdų ne taip, o švelniai ir stipriai. Rodau iš čia, nes kad matytumėt, kaip vaikšto rankenėlė. Ne taip, o švelniai ir stipriai. Ir 2 pirštais praktikuokitės. Su sankaba tas pats. Vėlgi, 2 pirštai, rekomenduoju. Jeigu turite shifterius, bliperius, palaima jums. Jeigu jų neturite, sankabas vadinėjate dažnai. Vėlgi, 2 pirštai, ne 4, 2 pirštai. Kai kuriems sankabus užtenka ir 1 pirštą. Dėl galinio stabdžio. Mano operatorė prieina iš mano pusės. Galinis stabdis. Čia paturbintas, biški užlenktas. Nekreipkite dėmesio. Stabdymas irgi. Ne kulnai, ne čia kažkur. Taip nepastabdysi, turi būti patogiai. Jūsų pėdų linkyje, pakojus ir stabdom. Stabdymas irgi labai panašus į priekį. Nestabdom staigiai, stabdom taip, kad jaustumėm, kada ratas praslysta. Per praktiką, per 100 kartų stabdymą tikrai pajausit tą savo viduriuką, kuris yra jūsų ta stabdymo riba, kad nepraslystų ratas. Jeigu turite ABS-us, viskas gerai. Jie gelbės, tikrai gelbės, ypač su galiniu stabdžiu, su priekiniu irgi. Jeigu neturite ABS-o, tai sėkmės, kaip man kažkada sakė. Tai tiesiog spaudžiam stabdį, reikia pajausti, tiek spausti, kad galinis ratas nepraslystų. Dar viena tema apie priekinį ratą, apie priekinę padangą. Tai vėlgi, dažnai manęs klausia, kodėl nepavyksta padaryti stopio ar staigiai sustoti, kodėl tai vyksta. Kaip turėtų būti iš tikrųjų stabdymas? Jeigu važiuojam tiesiai su motociklu, nesvarbu kokiu greičiu jūs ten važiuojat, 50, 150 ar dar greičiau trasoje, nežinau. Jeigu trajektorija jūsų visiškai yra tiesus kelias, jūs turite turėti galimybę spausti tiek stabdį, kad jums galinis ratas kiltų. Jeigu praslysta priekinis ratas, dažniausias klaidas būna tai, kad jūsų priekinė padanga yra sena ir netinkama. Antras dalykas, ką prieš tai ir sakiau, yra per staigus stabdymas. Nespėja šakė susėsti, nespėja padanga sukibti su asfaltu ir praslysta. Tai jeigu stabdote švariai, lėtai ir stipriai, kaip aš rodžiau, ir praslysta padanga, tikriausiai bus kalta padanga. Aišku, yra niuansų ir dėl šokinėjimų visokių, dėl kelio. Jeigu dėl šokinėjimo, tai gali būti ir važiuoklės problema, gali būti ir kelias nelygus. Jeigu šlapia ar purvina, tai čia savaime aišku, kad slysit. Jeigu turite ABS, tikrai turėtų padėti. Jeigu neturite, bandykite atleisti stabdį ir guldyti, nes geriau yra nuslysti šonų mocą, negu kažkur įsitrenkti. Tai apie stabdymą labai trumpai tiek. Trumpai apibendrinu. Švelnus, galingas stabdymas, jokio staigaus stabdymo. Tiek su priekiniu, tiek su galiniu. Su galiniu stabdome tiek, kad galinis ratas nepračiuoštų, jeigu neturime ABS, o jeigu turime ABS, tai bandykime iki ABS sudirbimo. Su priekiniu ratu vėlgi stabdome švelniai, bet stipriai, leidžiame susėsti šakėm,
jokio staigaus spaudimo ir vėlgi, jeigu praslysta padanga, tai pasikeiskit padangą, susitvarkykite važiuoklę arba išmokite stabdyti švelniau. Nepamirškite to, kad motociklo stabdymas proporcingai priklauso nuo to, kiek jūs esate pasvirę. Jeigu jūs važiuojate tiesiai, stabdykite švelniai, galingai iki tol, kol kyla galus. Jeigu jūs bent kiek esat pavirtę, tai procentaliai kiek jūs pavirtę, tiek stabdis yra mažesnis. Tarkim, jeigu jūs važiuojate tiesiai, stabdį galite naudoti 100%. Jeigu jūs esat pasvirę, nežinau, 15 laipsnių, taip stabdį naudojam jau kokį 60%. Jeigu jūs jau esate tokiam kampe, iš vis siūlyčiau nebestabdyti, bet jeigu atsitiktų tokia situacija, kad reikėtų stabdyti, tai iš vis kokį 20% ir ypač labai švelniai. Jokios staigaus judesio. Jeigu būsit kampe ir pastabdysit, viskas slysta. Prie tam video minėjau apie trail breakingą. Tai trail breakingas yra tas, kad jūs įvažiuojate į posūkį jau stabdydami, tai posūkiai jūsų šakės jau būna susispaudusios ir padanga būna prilipusi taip, kaip reikia. Bet jeigu jūs važiuojat posūkį ir nestabdot ir jūs būsit paguldę mocą, ne? Ir tuo metu pastabdysit, duodu 99%, kad mocas tiesiog nuslys. Tai, kad to nebūtų, siūlau visada visiems susistabdyti dar prieš posūkį. Gerai, tai apie stabdymą tiek. Rašykit komentarus, žinutės, pabandysiu atsakyti arba padarysiu kitą video, kad būtų jums dar aktualiau.